trying to sleep. Can't sleep because he is snoring so much. So we're gonna go back on watching movies. See you in Bombay. Labas, mamytė, labas. Sveiki sugrįžę visi kelininkai į Ziggy Ventures. Šiandien mes esame Mumbajuje. Eisime apžiūrėti, kas čia Mumbajuje vyksta. Bandysim nuvažiuoti iki tų žymiųjų Indijos vartų, kur tokia prieblaka yra, kur visi laivai atplaukia tenais. Ir bandysime persikelti į Elefantą urvus. Šiandien diena tokia yra, kad reikia eiti ir pasižmonėti, reikia eiti ir paturistauti šiek tiek. Na ir pamatyti, kas iš viso Mumbajuje vyksta. Užsiverškite savo diržus ir keliaujame kartu į nuotykius. Tai pirmiausiai dabar eisime iki stoties, iki Bandros stoties ir su metro persikelsim į Churchillio stotį. Tai iš tenais persikelsim į pro India Gate į Elefantą urvus. Tai visoje Indijoje pilna šunų visur laksto, pilna karvių visokių. O vat Mumbajuje katiniukai, miau, miau, miau. Hello, labas. Kas dar nežinot, tai Danas yra kerėpla. Kiekvieną kartą apsipila visokiom nesąmonėm. Statė tiltą ir vsio, nebestato tilto. Pasibaigė lėšos. Kiek žinau, Indijos vyriausybė tai tokia labai jau skurdi. Ten nieko žmonėms neduoda. Opa! Manau praeit gatvę ir tada čia visi važiuoja. Danas mane pametė. Durys atidarytos. Tiesiog šoki ir eini. Į bilę kurias. Nežinau, čia mus tikrins bilietukus, netikrins, bet mes kai vietiniai tiesiog įlipsim ir... Au! Biškį Danas pradėjo eit per greitai. Ok, spėjom į traukinį. Pakeliui iki tų vartų, o dabar dar užmatėm čia labai tokį gražų pastatą. Tai čia yra aukščiausiasis teismas Mumbajaus. Mumbajus labai tropinis toksai atrodo. Nepalyginsi nei su Deliu, nei su Jaisalmer, tai iš viso dykuma tenais buvo. Man dabar jis atkrito į protą, kad šitie pastatai tai visai neindiški tokie atrodo, tokie grinai europietiški. Kodėl čia tokie europietiški yra? O už tai, kad Indija buvo okupuota Anglijos labai ilgą laiką ir būtent Mumbajus buvo vienas iš tų pagrindinių miestų, kuris buvo labai suanglintas. Net ir stočių pavadinimai būdavo štai Viktorijos stotis, ten Santa Cruzo stotis ir taip toliau. No. Sustojom tavęs nusipirk marškinėlių, tai aš nusipirkau už 400, Danas už 500, sugalvo pasiimt. How much? 500. Oh, you bought it? No, I didn't buy it for you. Oh. You buy it for yourself. Tai va, hebra. Žygis nusipirko naujus marškinėlius. Va, parašyta Ziggy. Danai, pametei. Parašyta Ziggy. Tai spėju, čia yra grinai, vat, man skirti marškinėliai, nes mane visi Ziggy vadina Anglijoje. Ir aš tik dabar pastebėjau, kad va turi lietuviškas visas spalvas. Tai va čia buvo mano pagrindiniai marškinėliai keliaujant, spėju. Kai aš tai biškį išalkau, tai sustojom čionais, Danas vandens pasiims. O aš tai pasiimsiu, va, kai man čia labai papigėjus galima, tai pasiimsiu labai žymius tipo Mumbajų
pardavinėja Paravan. Which country you? Which country? You? Uzbekistan. Tajikistan. Yeah, Turkestan. Pakistan. No Barabah, Tajikistan? No, No? no. We barely have any food in there. Yes. So that's why I travel. Yeah. Chili, fry chili. Huh? Chili nahi khayenge. Chili khayenge. No chili. If you want spicy, they can add chili for you. Okay, no chili. I cannot handle spice. Okay, tai va. Nusipirkom tos Paravan, kaip čia vadinasi. Nu, paragaujam. Čia biškai su čiliuku yra kažkokiu, tai su spicy, aš nežinau. वो बोले 2 बिल का पैसा नहीं मिल पाएगा. Aštro biškai. कितना हुआ? Aštroka. Be bandelės šviežios. Nesitikėjau tikrai, kad bandelės bus labai šviežios. Labai minkštos. क्या बोल रहे? Gerai. Aš tikrai sustoju pavalgyti to šito gatvės maisto. Jeigu pamatau, kad ten žmonių yra prisirinkę šiek tiek. Taip, tai geriau Indijoje nestot. Nes pasigausi kažkokią tai trydą, po to lovus įdėsi 5 dienas. Nu va, pavalgėm šiek tiek, užkandom. Tas čiuvelis pavaišino dar mane šitą arbatą. Nu va, ir einam prie šitų Indijos vartų jau. Tai čia, kad įeit pro vartus, tai va sargybiniai. Hello! Hello! Labas. Sargybiniai. Saugot vartelius, o ne? Kačių tai daugiau negu šunų. Tik man reikia kažkokį tai dezinfekavimo skystį nusipirkti. Nes čia per daug aš čia tų gyvuliukų liečiu šiandien. Paskui į burną kišt pirštus reikia ir valgyti. Opa! Nu va. Bra. Žiūrėkit, kiek čia žuviukių yra. Čia mano tėvokui tai jau čia būtų rojus. Einam prie to Indijos varto. Pažiūrėsim, kas ten gero. O kol einame, tai va šiek tiek istorijos papasakosiu apie šitus vartus. Jie buvo pastatyti apie 1920 kažkelintais metais, dabar nepamenu ten kelintais. Pagrindinė paskirtis šitų vartų buvo padaryti memorialą Pirmo pasaulinio karo Britų kareiviams. Bet čia tiek žmonių, tiek turistų, šviežius vaisius pardavinėja, samosas pardavinėja, tuos pačius pavan, kažkas tokio, kažkas ten šaukia. Belė kiek. Čia vos praeit galima. Galvoju, ar čia reikia mokėti už įėjimą, ar nereikia mokėti už įėjimą. Bet mums nesvarbu, nes mes vis tiek eisime. Mes turime ir studento pažymėjimą, kuris iš tikrųjų negalioja, nes netikras yra. Nežinau, kažkokio tai turistų irgi padavė dabartės. А у вас нет файла? Bando su manimi fotkintis. Aš tai vapšė net nesu jais. O gerai, čia spėjau, įėjimas yra kažkur čia nais. Aš nežinau, ar čia mane su tripodu įleis ar neįleis, sakys, vėl nusiim, karočią. Nu, bet žiūrim, gal praleis čia nais mane. Tada įmetam šitą. Mes praeisim. Ok, pasiimam. Ten nežinau, ką tikrino, netikrino, bet tiek to. Gerai, dabar bandom deną rast tik tais. Bilietukus pasiėmėm dabartis. Varysim į paskutinį šitą laivelį. Čia atgalinis bilietas dar irgi yra. हाँ मेरा टिकट Okay, there we go. Okay, tai paskutinės laivelės yra šiandien tenais, pasirodo. What? एक सेल्फी Selfie? हाँ I want to make it to the boat, brother. हाँ इधर Yeah, I want to make it to the boat. Opa! आओ Laivelį atėjom. Sako selfio, ką čia nori. No smoking, no photography. Brother, it says no photography. Look.
No photography. O, čiuvelis nori fotkintis. Nu, dar gražiau. Kas čia darosi? Nu. Kebrantai, fotkintis nori. You got 2 angles, guys. This is my video. Aš nesuprantu, ką jie šneka. Nei angliškai, nei dar kažkokia kalba. Bet bandau kažką sakyti ir vis ateina vis pertrauka. Atėjo čiuvelis, sako, nori nusifotkinti. Nu tai duok man pakvėpuot biškį. Asmeninės erdvės 0. Okay, visi fotkinimai baigėsi. Pagaliau bent jau. O Jezu. Net pavargau. Bet pagaliau pradėjom judėti. Tai dabar plaukiam iki tos elefantų salos. I'm okay. I'm okay, brother. I'm okay. Wait. Thank you. Kukurūzų davė. Kitos, kur fotkintis labai norėjo. Nu ką, dėkui, paragausim. Pagaliau atvykome į elefantą salą. Nežinau, ar čia sala pati tai vadinasi, ar ne? Bet dabar eisim į tas elefanto olas. Jau Danui gidą siūlo. You want to walk or train? I'm okay walking. It's 5 minutes, 5 minutes. 180 steps. It's 5 minutes. Visiting World Heritage Site. Where is guide for you? 180 steps. Properly explanation. And how much are you going to charge me? Jau gidas. 1,500. 1,500. Oh no. It's okay. No guide. 1,500 rupijų. That is Ne, dėkui. Dar gražiau. Crazy price. Crazy, I know. Galite matyti va Mumbajus tolumoje. Net galo pačio Mumbajaus nesimato tenais. Žiūriu, tik dangoraižį ten toliau kažkur tenais, to vieto tenais pilna jų. Bet baisilinis miestas yra tikrai. Į kitą pusę pažiūri, ten kažkur vėl kalnai. Tas tiltas toksai nesibaigiantis tenais yra. Net, nu, tikrai net. Nebūčiau patikėjęs, kad Mumbajus yra toks didelis. Čia traukinukas va važiuoja. Labai toks nedidukas. Mes atėjom iki pagrindinės vietos ir traukinukas šiandien irgi sustojo toj pačioj vietoje grinai. Bet jo, mes greičiau net už traukinuką tiesiog atėjom. O, kai ką pamačiau, ko tikrai labai noriu. Baja. One juice. Do you fresh? Do you fresh, yeah? Yeah. Nice. Pasimsim šitų cukraus nendrių. Nežinau, kaip lietuviškai vadinasi, sugar cane. Cukraus nendrių sulčių. Opa. Va, čia tai yra gėris. Skaninom, sultikėm. Dabar va, passenger taxis yra. Aš nemanau, kad studentai patiks. Opa, pinigai. Okay. 5p to get on. Yes, 5p. 5p. Pay by card. Aš neradau 5 rupijų. Ubagas esu. Tai Danas sumokėjo už mane. Įėjimą 5 rupijos. 5 centai. 5 centai. You buy me a beer for that? Haha, buy your beer for that. No, thank you. Bežioniai va traškučius valgo su leliuku. Eina. Nam. Atakuoja jau. Nepasidalina sausainiais. Nu, davai. Watch out. O, Jėzus Marija. Atsiprašau, atėjo čia va. Už manęs išgazdinau. Nori sausainio? Ei, hebra. Na, pusę paėmė. Nori sausainio? Žiūrėk. Ne. Opa. Pagriebė ir bėga. Tai va, kas norite sužinoti šiek tiek apie elefanto urvus, tai galiu pasakyti tiek, kad pats vardas elefanta yra kilęs iš Portugalų, kai Portugalai buvo užokupavę Indiją
Mumbajų. Visi šitie urvai eina atgal net iki 5-6 amžiaus. Žmonės čia melsdavosi šitam dievui Šivai. Bent tiek sužinosit bent jau apie urvus, nežinau ką daugiau pasakyti. Viskas per brangu yra čia turistams skirtai yra. The what? Добрый день, that's Russian. I'm not Russian, brother. Tai pasirodo, čia gali užsisakyti, kad tave ir nuneštų į apačią. Su keltuvais. Ir kad tave užkeltų čia su keltuvais gali užsisakyti. Video is not allowed. Video not allowed? Only Why? photo. Only photo? Yes. Why? It's the government rule. Huh? It's the government rule. It's not allowed video. Okay. I turn it off. Tai va šitos olos yra įtrauktos ir į UNESCO paveldą. Sakė, negalime filmuoti, bet aš biškį pafilmuosiu. Ten yra Šivos šventykla. Ta pagrindinė, man atrodo. Mūsų gidas iš mūsų bando išlupti 1500 rupijų, kad parodytų olas dar gražiau. Mes tikrai nemokėsim tiek. Mes matėm ir ant YouTube ir visur per visokius puslapius, kad 4-500. Čia yra Nataraja Šiva. Viena pagrindinių šitų statulų čia mes. Jis sakė, negalima filmuoti, negalima garsiai šnekėti. Bet kitose vietose gali pamatyti, kad tipo tau sako, kad turi susimokėti už kamerą, kad galėtum filmuoti. Bet tikrai šitos olos labai gražiai atrodo. Kaip beždžionės kokios. Nu, bet va, pasirodė čia nuo 5-6 amžiaus visos šitos olos. O, ten dar visokių tų. Oi, čia biškį slidu. Mačiau, ten kažkokia tai labai gili kažkokia yra ola. O, va, čia pinigėlius mėto. Čia yra uola numeris 3, pasirodo. These fuckers coming over, ruining us. Labai įdomus stilius. Čia ir angelų, ir liūtų visokių. You guys have been over there already? No? We're waiting for you. Okay, I'm a little bit slow. We know. England. Okay. Einam, gal neišvarys čia mūsų. Sakys, ten Hebra stovi, tipo, du sargybiniai. Tipo, sakė, negalima su kamerom. Man tai vapšė dzin. Tai va prie šitų vat akmenų čia Hebra anksčiau ir melsdavosi, pasirodo. Hebra mėto butelius. Čia nice, čia žiauru. Čia Indijoje tai yra žiauru, aš galiu pasakyti. Visi šiukšlina visur, va čia prie šventyklų esam, butelius visokius mėto, va čia dabar tik jis numetė kažkur čia į krūmą, va, pilna šiukšlių. Ir paskui sako šitie indai, tipo, oi, kodėl jūs filmuojate, tipo, tas tokias vietas. Nu, o kaip tai nefilmuot, kaip tai nepasakyti žmonėm, kad Indija nėra tokia švari, kai visiems atrodo, ir nėra netokia šiukšlinga, kai visiems atrodo. Tai aš tiesiog noriu parodyti, kokia Indija iš tikrųjų yra. Dabar galite pasižiūrėti. Labai gražų vaizdą. Ir va, einant dabar čia berods į paskutinę olą, man atrodo. Nes aš nežinau, kur ta 6 yra. Čia gal kokius praėjimas yra. Bet šita yra užtverta. Jaučiuosi koksai Indiana Jonesas, vaikščiojantis po šventyklas, po urvus, bandantis atrasti didžiausią pasaulio lobį. Einam žiūrėti, kas čia nice yra. Opa! Čia laiptai yra. Can we go now? No? Okay. Nu tai negalima eiti. Tai ieškosim kito būdo, kaip nusikeltumės į viršų. Gal kita laiptai kažkokia tai yra. Svarbu, kad žanduose turėt bele kiek, akys išpūstos. O, nu ne... Va, nemoki vandens gert.
Nemoka vandens gert. Išverti butelį. Nu, įdomiai taip. Tai, kad mes nueitume į viršų, sužinojau, kad reikia mums grįžti į pačią pradžią ir eiti į kitą pusę. Kokia nesąmonė. Paisa. No. Ateina, sako, nori foto su manim pasidaryti. Pasidarai foto ir tada sako, duok man pinigų dabar. Ne, dėkui. Eina mes į viršų dabar apsižiūrėti, kas ten viršų darosi. Hello, sir. Yes, madam. Madam, na, ye monkey. No, I'm okay. No, I'm okay. Monkey stick. Sako, tipo, pasimsi. Aš galiu garantuoti, duoda lasdą. You're gonna have to pay then for this. You're gonna have to pay for this stick. I am dangerous. Sakys, susimokėk už lasdą dar dabar. Šitų beždžionių nėra tiek, kad vaikytis tas beždžionės. Su ranka gali tą beždžionę nuvyti. Hello, sir, hello. The last boat is time. The what? 6 o'clock last boat. Yes, 6 o'clock. Yeah. Ačiū. Danivad. Bet vaizdas tai gražus, tikrai. Oi. Mums reikia atsidurti tenais už pusvalandžio. O mes dar tik į viršų lipom. Lipom į vieną vietą, tai čia kažkoks tai pabūklas yra, kažkokia patranka. Tokioj vietoj praėjome antrą patranką, o daugiau nieko matyti neįmanoma. Čia tik pro šoną kažkiek tai galima matyti. Dabar mums reikia bėgti atgal, kad suspėtume mes į laivelį. Na va, aukščiausia vieta saloj. Net miesto matyti neįmanoma. Koks grožis. Honestly, this is the best view you're gonna get. Where are you standing? Where I'm standing. Yeah. You're gonna see the little lake. That's pretty much it. Žiūrėjau, kad mums liko kokia 15 minučių iki laivo. Aš tai bėgu. Nežinau kaip Denas, bet bandysim spėti. Nes kitokio atveju, tai čia mus paliks šitoj saloj. Ir turėsim nakvoti čionais. Va, sargybinis vartų kitas yra su ragais čia. Nešioja viską. Daužo. Aš nesuprantu, kaip tos karvės čionais užlipa. Varysim dabar tiesiog iki tų Indijos vartų, nes kaip nespėjom pirmai. Tai va, susitiksim laivelį. Tai mes valtelėje valandą laiko keliavom iki Mumbajaus, tos elefantą olos, ten tos salos. Bet labai gražiai atrodo, labai daug pilna laivų. Visi žvejioja čionais. Saulėlydį. Pagaliau pargrįžom, parsiparkuoti dabar čia kažkur tai reikia. Ir eisim pavalgyti. Čia visur uždaryta yra. Mes pralipom per tvorą. Ten tokia. Aš nežinau kur. Denas irgi ateina. Bet va, atėjom pasižiūrėti į šitą India Gate. Tai va. Nežinau ar pasakoju ar ne, bet India Gate buvo pastatytas memorialas Britų tiems žuvusiems kariams per Pirmą pasaulinį karą. Ir dar kaip ir antras memorialas yra, kad čia yra pats pagrindinis Mumbajaus uostas, kur visi žmonės
per šitus vartus praeidavo anksčiau. No, thank you, boss. I've got a camera of my own, you see. Very nice pictures. You see, you want to be in my picture? Now you pay me 100. Sorbe, 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 sorbe. Sorbe, sorbe. No? Sorbe rūpai? Okay. Nenoriu jisai mokėti, tai aš pats save pasifotkinsiu. Čia, matot, yra labai gražus pastatas. Čia yra Taj Palace. Taj rūmai, tai čia yra pats prabangiausias viešbutis Mumbaije. Tai mes sakėm, bandysim įslinkt kaip nors ir gal nueit pavalgyti ar galaus atsigerti, ar kažko, nežinau. Ir mes įslinkom į 5 žvaigždučių viešbutį. Čia nice. Opa, nice. Įslinkom į 5 žvaigždučių viešbutį. Reikia slėpti kamerą, tiktais, kad negalime filmuoti. Žodžiu, eina dabar mes prie baseino, pasiimsim spėjo kokį gėrimą ant bele kurio kambario ir tada išeisim. Tiesiog. Okay. Žodžiu, patekom prie baseino. Aš labai norėčiau nueit pasimaudyti, bet spėjai mum neleis eis pasimaudyti. Bandysim kokį liftą susirasti, nes čia mus jau bando prigelt. Kurį aukštą reikia nueit. Išėjom mes iš to viešbučio, nieko nepešėm. Gaila. Nes bandėm kokius 4-5 numerius kambarių, bet nepaėjo. Tai paskui vėl sakyt kažkokius kitokius numerius nelabai paės, tai galvom, ai, kiek to einam. Bandėm į barą nueit, bet tipo neįleido mūsų dėl Deno, nes aprangos kodą turi, tipo su sandalais negalim eit, tik tai su batais. Nu tai ką. Taigi, atvarėm į restoraną, pasiėmėm didžiulį bokštą alaus, jau baigėm išgert. Gal antrą pasiimsim, nežinau, bet užsiškiau pavalgyt. Gavom vegetarišką sumuštinį su čipsais. Ir spėjau tiek. Šiandien atsisveikinsim, nepamirškit prenumeruot kanalo, spaust patinka, komentuot, dalintis ir susitiksim kitame vloge. Ciao!